Taigi sveiki bičiuliai. Taigi kartais tenka kalbėti apie labai žemiškus dalykus. Tik šie žemiški dalykai yra pakankamai iliustratyvūs. Vat gerbėmieji ir gerbiamusius. Ar jūs atsimenat, kaip vos prieš kelis metus šimašizmo laikais Vilniuje, galima ir taip pavadinti, buvo tiesiog veisiami erkynai. Net ir miesto centre žolynai iki juosmens, patenkintų tuo buvo nedaug, gal kokie nors baisiai žali psichopatai. Tik štai laikai pasikeitė ir pasirodo, kad ne tai, kad žolynus išnaikint ir krūmynus reikia, bet pasirodo, štai žvėrynas. Čia kas buvo, tai buvo didžiulis, praktiškai miško plotas. O jeigu jau visai protingai, tai buvo susiformavusi natūrali miesto ekologinė buveinė. Visiškai natūraliai, iš tikrųjų, čia tos gyvūnijos, be abejo, čia briedžiai nevaikščiojo, stirnos nevaikščiojo, čia vis dėlto miesto vidurys. Tačiau jau o paukščių ir smulkios gyvūnijos buvo per akis. Skaitant ten ežiukus. Ir štai, ką jūs matot. Va čia, ką matot, kirtimas yra visiškai plynas. Tai yra visi teiginiai apie tai, kad yra palikti kažkokie medžiai. Tai kažkas palikta, bet medžiai, aišku, stipriai sužaloti. Tai vat visi šitie savivaldybės teiginiai yra šyvos kumelės kliedesiai. Aišku, savivaldybė niekam nesakius tai padarė ir aiškina, kad tai sunaikinti invaziniai uosiniai klevai, ten velniai žino kas. Tiesa, aš čia pavaikščiau, aš čia vietinės faunos atstovas irgi esu, viskas čia išlandžiota, aišku, čia ir pušų kažkiek kryto ir iš tikrųjų, kągi mes dabar turėsim. Greičiausiai turėsim tokį žolinėlį, tokį šūtparkį, kurį, aišku, reikės prižiūrėti, už kurio priežiūrą, aišku, kažkas mokės pinigus, o ką turės vietos gyventojai. Kažkada mes žiūrėjom į miškelį, į žalius medžius. Kogi mes dabar grožėsimės? Ogi dabar pasisukam ir už mano nugaros nuostabioji Geležinio Vilko gatvė. Aš tiesiog jaučiu, kaip mamytės su vaikais va čia atsisės ir žiūrės, sakys vaikelį, žiūrėk kaip gražiai važiuoja mašinytės, koks malonus triukšmas, kaip mums gera, ačiū tau, brangioji Vilniaus savivaldybė. Ačiū, kad pasirūpinai, kad mes nematom šitų šabakštynų, mes nematom šitų invazinių prakeiktų medžių. Mes matom nuostabę Geležinio Vilko gatvę. O čia vyšnaitė ant torto. Taigi, medžiai iškirsti, mediena išvežta, o štai šitas bomžinėlis čia vasarojo šitą publiką, bomžinėlis taip ir liko nesutvarkytas. Nieko. Jeigu kas bus galima paskelbti meno objektų, nes bet kokia šiukšlių krūva, tinkamai pavadinta, pasidaro automatiškai šiais laikais menu, su kuo ir sveikim. Tai aišku, jokia nėra naujiena, kad visi tie tvarumai, žalieji kursai ir visa šita nyki demagogija, tai yra iš tikrųjų tik tai būdas, ar ten, nežinau, pingvinai, kurie ten stipriai globaliai sukaito ir numirė. Tai yra demagogija, kuri leidžia neblogai užsidirbti, leidžia pakankamai daug visokių ribojimų sugalvoti, kai kam suteikti konkurencinį pranašumą. O štai tokiam lygmenyje buitiniam, tai yra tai, ką mes matome. Jeigu mes važiuotume dabar toliau, ten, kur yra
jau miškingos vietovės, tai jūs pastebėtumėt, kad nuo kelio palikta eilė medžių, kad nebadytų akių, o toliau yra plyni kirtimai. Bet žalia ir tvari Lietuva, labai žalia ir labai tvari, be abejo, kovos už pingvinų atvėsimą, tačiau savo kieme bus kažkas panašaus į tai. Taigi aš dar nenustebsiu, jeigu rytoj čia atsiras nauja augmenija. Kodėl? Nes kiekvienas sodinukas, kurį perka miestas, tai yra pinigai. O ten, kur yra pinigai, ten yra, dovanokit, nenoriu aš to žodžio sakyti, bet jūs supratote, apie ką aš kalbu. Taigi, gerbėmieji ir gerbiamosios, tiesiog kartais nereikia ieškoti kažkokių labai globalių dalykų. Kartais užtenka pažiūrėti čia ir dabar. Ir pamatyti, kaip tos kalbelės ir realūs darbai tiesiog skiriasi. Taigi šiandien tik tiek.